identifikavom antrą priežastį suabejoti teatru, ne, tai yra tie žmonės. Pirmieji, jeigu buvo publika, ne, kuriai neįdomu. Antras dalykas, žmonės, tie, kurie ateina į teatrą, turiu omeny tie, kurie ateina profesionaliai, nori vaidinti jo. Bet visgi yra tie, kurie lieka ten teatre, kurie nori teatro, kaip jūs sakėt, kaip cituodamas Kuodytę, ne, kurie jaučia tam tikrą profesijos etiką ir visą kitą, visus tos gražius dalykus, kurių nesinori net įvardinti, nes visi žino, apie ką mes turim omeny. Tai vat, jeigu dabar kalbant apie tokį teatrą, tai yra, kai jūs dirbat su tai žmonėmis, kurie supranta, ką daro, jūs dirbat su žmonėmis, jūs žiūri žmonės, kurie daugiau ar mažiau supranta, ką jūs rodot. Dabar klausimas būtų radikalesnis, ar net tokiomis idealiomis aplinkybėmis, sakykime, ar jums tada niekad nekildavo abejonių teatrų, pačiu kaip menu, pagaliau jo adekvatumui mūsų laikui, tarsi tai, ką jūs statot, tarsi sakytų, kad o ne, jūs pakankamai tradicinėmis teatro formomis nesuabejojot, ne, jūs priešingai, netgi daugybėje spektaklių yra tam tikrų reveransų, padėkų, čia kalbu be jokios ironijos, o iš tikrųjų padėkų teatrui, teatro istorijai, tai kas buvo daryta teatre, ar ne? Tarsi jūs esat tarsi labiau ne tas režisierius, kuris pasakytų, viską čia dabar nuimam, ir darom, ten, nežinau, nevaidinam, ar ten dar kaip nors, dekoracijų nereikia, nieko nereikia, viską pamirštam, ten imam ten kokią nors naują ten estetiką, koncerto estetiką, taip toliau, ar ne? Jūs tarsi esate tas režisierius, kuris visgi semiatės savo labai daug iš paties teatro, iš paties teatro formo, iš paties teatro istorijos. Ir klausimas vis tiek, ar per tuos 20 metų nesuabejojot? Ne, pirmiausia, aš į klausimą vėliau atsakysiu. Bet, taip, man labai nepatinka tie arogantiški žmonės arba kolegos, kurie viską nubraukia ir sako aš. Ir visi spektakliai yra tik tai tam, kad patvirtinti tą aš. Kad aš geriausias, aš pirmas ir taip toliau. Dovanokit, bet aš tikrai to nekenčiu. Taip, teatro istorija, bet aš pasakyčiau, ne tik teatro istorija įkvepia. Dar daugiau teatro, nežinau, gal, bet daugiau meno istorija. Taip, man patinka naudoti arba, kažkaip atrasti įvairius stilius, pažaisti jais. Bet tai nėra, nepasakyčiau, kad tai yra teatro istorijos dalykai, tai yra meno istorijos dalykai. Jeigu nebūčiau režisierium, būčiau menotyrininku, tikrai. Dievinu meno istoriją. Ir mėgstu muziejus, ko daugelis nemėgsta. Sako, ten labai nuobodu, man ne. Taip, sutinku. Ir man iš tikro labai tas dalykas artimas. Aš suabejoju visada, man visai nesvarbu, ar tas spektaklis yra labai šiuolaikiškas, ar nelabai šiuolaikiškas, ar labai kažkoks madingas, ar nemadingas. Man atrodo, takoskyra, bent jau aš savo darau, geras arba blogas, pavykęs ar nepavykęs. Tai kai nepavyksta, tai aš labai suabejoju. Didžiausias kritikas savo esu aš pats, tiesą pasakius. Bet šito aš nepasakosiu visko. Bet aš, galbūt nesuabejoju, aš tiesiog kaltinu save, kad to nepadariau, ar ten padariau klaidą, ar ten, kaip aš suprantu. Bet pačių principų, kodėl aš turėčiau juo abejoti? Galbūt, reiškia, taip, man nepatinka, jeigu taip jau žiūrėti
kas patinka, nepatinka. Aš nemėgstu šiuolaikinio meno iš tikrųjų. Va to šmc meno tai nepernešu. Šiuolaikinė tapyba, grafika, ten visokius mėgstu. Bet va to, nu, kaip jis ten vadinasi? Konceptualu. Va. Nu, suprantat, nu, kažkokia koncepcija. Vienas sugalvoja koncepciją, kad pasaulis yra šūdas. Padeda šūdo gabalą ant stalo. Ir aš čia turiu, o Jėzau, kaip įdomu. O Jėzau. O Dieve, kaip nauja. Tai turi būti Aš vieną kartą, nu, baikit. Suprantat, konceptualus menas yra proto menas. Tai yra tiesiog va tokio vienos minties menas. Aš specialiai vieną kartą mazochistiškai nuvažiavau į Venecijos bienalę. Tikrai. Nu, vat galvoju, dabar jau pažiūrėsiu, vat tikrai viską. Taip, prisiverčiau. Ką jūs galvojate? Tokį kiekį. Ir jūs galvojat, kad mane tai labai įtikino? Kai kas ten buvo visiškas šlamštas, dovanokit. Nu tiesiog, nu žmogus vat sugalvojo kažkokį ten, nežinau. Kai kas, ypač Arsenale, ten didžiulės erdvės, man visgi priminė vieną dalyką. Scenografija be pjesės. Taip sakant, scenografija be turinio. Arba, aišku, čia kiti menotyrininkai mane keikė, kad aš ten neskaičiau visų tų aprašymų. Bet jeigu aš būčiau skaitęs aprašymus, aš būčiau ten buvo ne savaitę, o mėnesį. Nu, galų galiai jau čia aš neturiu tiek laiko gilintis į visą tai. Nu, suprantat, tai man panešėjo daugelis darbų ten į tokią vat scenografiją, kuriai trūksta scenos, pjesės. Nežinau, gal aš klystu, bet ten buvo tuo metu, tai buvo prieš 2 metus, tai buvo panašiai. Nu, vienas man patiko, tiesą sakant, dabar prisiminiau, kadangi čia knygų lentyna. Nu, toks Ruso kažkokia darbas, knygų lentyna tokia ir vietoj knygų sudėti duonos kepalai. Ką tas reiškia, nežinau, bet neatsimenu. Bet, nu, tiesiog originalu. Tai, palaukit, nuo kur aš čia įkrypau? Šiuolaikinį meną. Šiuolaikinį meną. Nu, suprantat, ir lygiai taip pat to teatro nemėgstu, to, vat, kaip jūs ten vadinat, nežinau. Nu, žodžiu, kuris irgi ten vieną mintį turi, daugiau ten nieko nėra. Tiesiog įrodinėja, nu, tokio konceptualistinio ar kokio. Bet, suprantat, čia kaip yra. Labai įdomu. Bet čia pat aš galvoju apie kokį nors Aleną Platelį, tai jis irgi šiuolaikinis. O ko jis ne šiuolaikinis? Jis ne barokinis ir ne koks ten. Alenas Platelis man priimtinas visiškai, netgi mėgstamas labai. Bet Janas Fabre nelabai. Kodėl? Nu, va todėl, va jūs patys raskite tą takoskyrą tarp jų dviejų. Čia reiktų išskleisti Nu, kameras. tai, suprantat, Fabre yra, nu, jūs čia gal turit galvoj tą vieną, kur čia buvo atvežtas apie tą mirtį su daugelyčiu. Nu. Bet mačiau dar ir keletą kitų, tai ten buvo, žinote, nu, gana, nu, šitas bent jau gražus buvo. O tai kiti, tai nu, toks, žinot, kažkokia vieša masturbacija man pakrypo ir tiek. Tai va, o Platelis, o jis man visada ir jaudina, ir žmonės ten gyvi, ir ne tik tai, nu, instaliacijos arba kitaip sakant, tokio performancinio teatro nelabai mėgstu. Va, tai... Šiuolaikinis šokis, supratau, kad vizualiai menai kaip jau eina į šoną. Šiuolaikinis šokis. Nu, nežinau, imbraso nėra. Atvirai pasakius, nelabai mėgstu.
Nu, nelabai, todėl, kad galbūt čia pas mus, nors irgi tas šiuolaikinis šokis, ten tas platėlis irgi pusiau šokis, nu tai kodėl jis man patinka, o čia, ką čia atveža, ne. Nu tai čia irgi turbūt kokybės arba va to geras ir blogas. Turbūt tas klausimas. Bet dažnai tas šiuolaikinis šokis jau man geriau tikrai tada paprasta pjesytė kokia nors ten keli aktoriukai padaro, tai nors kažką ten, o ten stripinėja, nesuprasi apie ką nieko. Nu, atsiprašau labai. Buvau sugalvojus tokį klausimą, bet šitam kontekste iš vis komiškai nuskambė. Su Imbrasu jau susitiksiu. Ne apie Imbrasą klausimas, bet kažkaip neseniai perskaičiau berods. Iš tiesų, Skanoramos buvo toksai reklaminis laikraštis ir paklausinėtas berods Donatas Banionis klausė jo, kokį jūs iš dabartinio kino, kokį jūs mėgstat, kas jums patinka, kas nepatinka. Ir jisai pasakė, niekas nepatinka, nes nieko nežiūri, nes man neįdomu. Ir aš kažkaip norėjau paklausti jūsų, kaip jūs žiūrite tokią poziciją, bet dabar kažkaip jūs pristatydama savo požiūrį į šiuolaikinį šokį ir į, sakykime, konceptualų ar vizualų į meną, jūs kaip ir pasakėt, kad tarsi jūs žiūrit visiškai normaliai, kad yra apsibrėžima, kad čia yra ne mano zona, tai yra man neįdomu ir aš tiesiog, kažkaip nebandysiu kažkokiu tai būdu ten, dėl to tiesiog, kad kažkas daro, nebandysiu į tai skverbtis, ar ne? Tai yra tam tikrų savo namelio pasistatymas, ar ne? Kaip pozicija, ne? Ne, aš neturiu galvo, kad tas namelis turi būti kažkoks labai mažas, jis gali būti labai erdvus ir turtingas. Aš nežinau, ką jūs turite galvoje namelių, bet ne, man iš tikrųjų tai nėra artima, bet jeigu aš jau važiuoju specialiai Venecijos bienalę, tą pasikankinti ten, mėginti jį suprasti, tai reiškia, kad nėra taip, kad aš nenoriu žinoti, nenoriu girdėti ir nenoriu iš vis nieko matyti. Bet taip, barokas, renesansas man daug artimesni. Taip, sutinku ir turbūt gimiau ne savo epochų. Taip. Jo, tai čia kaip ir dar galėtume vieną tokią kaip ir akcentėlį uždėti to viso mūsų kalbėjimo, kad kalbant apie teatrą ir abejonę teatru ar su abejojama teatru, visgi tradicinėmis teatro formomis jūs neabejojat, jūs manot, kad tai yra tai, kas yra neišsemiama. Aš sutiktumėt. Kad ir pasižiūrėkime paskutinius jūsų spektaklius, po kokią dramaturgiją rinktasi, ne? Vėl grįžot prie Lorkos, ne? Publika, ar ne? Taip, Lorka yra amžinas. Lorka yra amžinas ir tai, ką jūs ten pasatėte tame spektaklį, ypatingai pirmoji daly, tai vėl buvo kalbėjimas apie teatrą iš principo, kalbėjimas apie įvairiausias teatro formas, grįžtant nuo tos pačios šopos iki pat, sakykime, kažko staiga visai kito, ką padarėt antroji dalyje, ne, visai kitokio. Tarsi sugriaunamas tas teatrališkumas, bet vėlgi ta antroji dalis buvo irgi be galo teatrališka, ne, tie kostiumai, grimas ir visa kita. Nors žiūrovas buvo jau labai arti pastatytas prie aktorių ir tarsi viskas buvo nugriauta, jisai tarsi vaikščiojo per tos visus griuvėsius visos tos pirmos dalies. Visgi tai buvo be galo teatrališkas vis tiek ir tas antras veiksmas. Dabar pasirinkot Strindbergo Šmėklų sonata. Na, iš tikrųjų, sunku įsivaizduoti labiau sąlygišką pjesę, ar ne? Atrodo, kad jau pastačius po publikos, tarsi tas socialusis žmogus jumise jau galėjo panorėti kažko tokio kitokio, ne? Dabar jūs statot spektaklį vėl be galo teatrališkai. Tai dabar aš vieną dar pastatysiu, kuris dar labiau. Čia dar ne pabaiga. Čia kažkaip Vaida sakė, kad nekalbėtų jisai apie tą Klaipėdos spektaklį, bet kažkiek gal galime, aš iš tikrųjų niekas turbūt nematė, bet atveš gal. Reikalas ne tame, kad suprantu, čia dabar ta mada tokia atseit, tas, kas teatrališkai, tai blogai. Suprantat, man atrodo... Niekas nesakė. Ai, taip, yra visur tokių.
čia reikia nevaidinti, čia reikia kaip gyvenime. Nu, kokia ten gyvenime. Tai išeikite į gatvę, gyvenime. Suprantat, kaip yra. Nu, yra, aš suprantu, ta srovė, tai aš nieko prieš, man kartais visai smagu ten, kai gerai padaryta, nu, vat, kai gerai padaryta. Nu, sakykim, vat, Smetsas mėgsta, kad nevaidinti ten kažkaip, bet ką tas Vyšnių sodas, galvot, man nepatiko, man labai patiko. Tu, kad tai gerai padaryta, bet yra spektaklių, kur yra blogai tas padaryta, tai kodėl man turi patikti. Bet visumoj, sakysim, jam patinka, kad nevaidintų, o man patinka, kad vaidintų, bet gerai vaidintų. Ir ten turi gerai vaidinti. Bet aš nieko negaliu padaryti, jeigu man tas teatras patinka. Pats savaime. Kulisų kvapas, ten dar kažkas. Tai, ką žinai. Gal viskai papasakokit kažkiek, kaip sekėsi tas Šmėklų sonata. Tiesą sakant, turiu prisipažinti, kad paskaičiau Gitanos Gulkevičiūtės recenziją. Prieš čia ateidama pati spektaklio nemačiau, šiaip paprastai niekada taip nedarau, bet kažkaip galvoju, vis dėlto gal kažkaip kas nors ką nors. Nu, tai ką aš čia pasakosiu, kad čia beveik nieks nematė, tai... Beveik nieks nematė. Aš tik vieną dalyką noriu ten toks pabrėžtas dalykas, kad jaučiamas didelis atotrūkis tarp vyresniųjų aktorių. Nu, tai yra jis. Ir jaunųjų. Nu, yra, sutinku. Ar čia tas... Ir nieko nepavyko padaryti. Nu, negaliu nieko padaryti. Galbūt reikėjo paimti kitus aktorius. Pasikviesti iš Vilniaus. Galbūt. Galbūt tai klaida. Nenoriu komentuoti. Gal spektaklis tiesiog dar turi augti? Galbūt. Tikėkimės. Kažkaip jaučiu, kad toks natūralus mūsų pokalbio ta kažkaip banga tai žemyn nukrito. Gal turit kokį nors klausimą? Aš tikiu, kad turit tų klausimų ir labai norėčiau, kad juos užduotumėt. Gal būtų įdomiau padiskutuoti. Aš norėčiau paklausti, kas nori iš teatro kritikos programos. Nežinau. Negalvoju. O jau pačiam yra įdomu, ką rašo? Nu, įdomu. Nu kaip, įdomu, jo. Ne, įdomu, kodėl. Aš nežinau, ką atsakyti. Įdomu. Nu, ne tai, kad aš ten alpčiau, bet... pažiūrė, kaip dar ten. Apskritai reikalingas yra tam dalykas? Reikalingas, visam menui. Jeigu jis būtų nereikalingas, jis seniai būtų atmiręs. Tai yra, vis tiek tai yra refleksija į meno kūrinį o kodėl menotyrė egzistuoja, kodėl tai ar literatūros kritika, ar teatro kritika. Žinoma, reikalingas. Man labai įdomu paskaityti, pavyzdžiui, ten menotyrinės knygas, labai įdomu. Arba ten, literatūrologinį pastaruoju metu neskaičiau, bet apie menus tai kažkokiu tokiu esė ar ką, tai žinoma reikalingas, už tai, kad tu kažkaip pradedi kitaip suprasti jį, arba, tau atveria kažkokią tai, kažkokią interpretaciją, tarkim. Juk, bet tai ir yra interpretacija, iš tikrųjų, gali pažiūrėti tas vieną ar kitą spektaklį vienaip, gali kitaip. Gali atėjai labai susinervinęs, tas spektaklis dar labiau sunervino ir tada jau teškiai, reiškia, triuškinančią. Suprantu. Atėjai geros nuotaikos, sunervino, tai dar kažkaip, arba dar blogiau. Arba, atvirkščiai, tas spektaklis tau iš viso, tu atėjai blogos, o tau jisai pataisė kažką tenai, pamatėjai
šviežio gyvo arba kažkokių minčių sukėlė, vienokių ir kitokių. Ir tada, tu pasakei taip. Bet tau atrodo, kartais, būna, kad tu pats nelabai kaip ir, tu vienaip žiūri į tą kūrinį, kitas kitaip pažiūri, tai gerai. Bet čia ir yra interpretacija, čia nebūtinai ta kritika yra visada suprantama kaip kritika, nuo žodžio kritikuoti. Tai yra, analizė, tai dėl to man visai įdomu, kodėl ne. Ypač jeigu ten kokie nors kontekstai atsiranda, dar kažkokie tokie, pasvarstymai apie menus, tai taip. Ar dar žadat, kad nors kursą rinkti, aktorių kursą? Jo, prižadėjau šiemet. Bet vakar suabejojau, ar reikia tą daryti. Tai dar pagalvosiu. Gintarai, norėjau šokti nuo visiškai tiesiogiai prie teatro. Prie tavo pradžios mes kažkada anksčiau esam kalbėję, bet apie tai, ar tu pats atsekė tokius dalykus, kiek tavo požiūrį į teatrą, sakykime, kad ir ten šiokiam tokiam revoliuciniam, nuo revoliucijos lopšinių, ar surrealistų statant, ar taip toliau kažkokius, o gal visiškai kitokius dalykus, kiek tau davė gyvenimas Gorkio gatvėje, dabartiniai Pilies gatvėje? Tai aš gimęs Užupy. Čia virš Ikiuko. Po to Gorkio gatvė. Turbūt davė. Bet tu pats esi? Aš nežinau, reikia pagalvoti apie tai. Nes turbūt, nežinau, kaip, čia reikia pagalvoti, čia sunkus klausimas labai. Dabar Gorkio gatvėje, dabartiniai Pilies, nebėra daugybės žmonių, kurie tenai migruodavo tarp kavinių, kavinėse, būdavo toks trikampis būdavo, bet čia dar mokyklos laikai. Žibutė. Jūs nežinot, kas tai yra žibutė. Tai yra tokia dabar kažkokia tai turkų ar kieno ten kebabinė ant kampo vokiečių ir tokia maža gatvelė, kaip jinai ten vadinasi. Tokia. Mikalojus. Argi Mikalojus. Jie einant į Mikalojaus bažnyčią. Jo, turbūt Mikalojus. Tai ant to kampelio buvo garsi kavinė Žibutė. Toliau paėjus didžiąją gatvę žemyn, čia kur buvęs kinoteatras Spalis, dabar ten kažkoks bankas ant kampo. Koks ten bankas? Jo, bet dar toliau žemyn paėjus, dabar Švedų ambasada, tai ten apačioje buvo tokia bačka, toksai baras, toks rūsys, toks labai mediniam lentelėm iškaltas, tokie stalai. Keista vieta. Su židiniu, su židiniu. Paskui apačioje garsioji Vaiva, kur dabar pizzerija D'Antonijo, o siaubas, kuris kas dingo. Ir dar būdavo tarpinė, tokia mažiau populiari, bet bistro, kur dabar universiteto ir Dominikonų gatvės sankryžoje vaistinė, ar koks ten kažkas ten. Tokia buvo mažytė bistro. Tai čia buvo toks aukso trikampis. Daug ten žmonių buvo, kažkaip visi dingo. Kur dingo? Daug kas išmirė, daug kas paseno tiesiog. Pradėjo, tapo kažkokiais poetais, dailininkais garsiais. Ir taip ir. Jo.
Jo, turbūt, kad taip, nes jo, buvo labai spalvingas senamiestis, su tokiu daug vietinių gyventojų, tokių, ir jie išnyko, dabar visi tokie padorus labai gyvena. Anksčiaugi buvo toks jisai, toks vietinių alkašiukų, tokių visokių tuteišų daug. Tai nežinau, ar atsakiau, bet turbūt. Aš turiu neprofesinį tokį labai suinteresuotą gerbėjo klausimą. Jūs kalbėjote apie savo požiūrį apie meną, aš supratau, čia buvo taip su vizualiaisiais menais, su dailės skulptūra labiau susiję. O koks jūsų būtų santykis, pavyzdžiui, su kinu? Kažkaip aš atsiminiau iš Indėniuko ir aš neatsimenu, kurio spektaklio, tarkim, žmogus, kuris serga dramblio liga, aš nežinau, aš kai žiūrėjau, tai man, tiesiog kaip citata pasirodė, ar tiesiog pas jums patinka, jeigu taip bandžiai. Kino? Taip. Man patinka geras kinas. Tai nežinau, kokią čia takoskyrą dabar sugalvoti. Geras kinas. Bet taip gal pasakyčiau. Kaip ten išėjo vienu metu? Kaip ten Von Triero šitas, ne paskutinis, o prieš paskutinis. Antikristas ir Almodovaro prieš... O tikroji oda, antroji. Šalti apsikabinimai. Ne, tai čia buvo daug seniau, bet ties Antikristų, kas ten išėjo? Šalti apsikabinimai. Gal. Ar tai sugrįžimai, kaip jie vadina? Sugrįžimai. Turbūt, neatsimenu, kuris iš jų, tai tuo metu kažkaip buvo tokia, lyg tai man buvo vidinė takoskyra susikūrė. Jie kažkaip arti išėjo tie abu filmai, tai iš tikrųjų tai didžiąją dalimi Almodovaro naudai. Tai nežinau, ar atsakiau. Ar matėt melancholiją? Dar ne. Dabar neturėjau kada, atsiprašau. Dar Ir paskutinio Almodovaro nemačiau. Tai va dabar... Almodovarą jau. Praleidau. Tada su klausimu vėl prie teatro norėčiau sugrįžti. Jūs kelbate apie dalykus, gana neigiamai apie Domino teatrą atsimena. Ir tuo pačiu yra aktorių, kurie vaidina ir Domino, ir jūsų spektakliuose. Ir man tada šiek tiek priešprasmė pasirodė. Ar čia tiesiog jūs tą Domino kaip visą vyksmą vertinate gana neigiamai, o pavienis aktorius galbūt visai ne. O ką daryt? Suprantu, aš tai tiesiog galvoju. O ką daryt? Aš žinau, kad jie vaidina ir ten, ir ten. Jiem ten tų babkių reikia. Nežinau, suprantat, nėra tokių aktorių. Yra ten keli, kurie ten nevaidina, arba jų ten neima. Arba kažkaip... Tai aš kaip teatro reiškinio nevertinu. Ir to darbo, kurį jie ten daro, turbūt irgi, nors tiesą sakant, nedaug ką mačiau. Bet tai tiek to, tegul jie ten vaidina. Bet matot, yra blogiau, kai tas reiškinys arba ten televizijos ar visą kartu paėmus. Kitaip sakant, realybė arba tas išsiblaškymas tarp daugybės vaidmenų, daugybės teatrų
įneša į sceną chaltūrą, tą tokį patį blogiausią dalyką. Aš suprantu, tu sąžiningai vaidink Domino, sąžiningai vaidink čia, ar ten kitam teatre. Bet blogiausia, tai sakant, pats, reiškia, pasiekmės blogiausios, va to lakstymo. Čia beje irgi dar viena tema, ir tų temų yra daug apie aktorių šiandieninę būtį. Juk jie, aš nežinau, ar bėra aktorių, kuris va šventai pasakytų, kad aš esu nacionalinio aktorius ir niekur kitur. Arba ten kokio nors ten, belė kokio kito teatro. Nėra, jie visi laksto ir tie laisvų trupių aktoriai irgi laksto iš vienos trupės į kitą, ten kur pakviečia, nu ir gerai, nu tegu laksto. Bet blogiausia yra tada, kai jie jau nebesupranta, kad tas lakstymas jiem patiem kenkia, trenkia per jų profesiją, trenkia per jų meistrystę, trenkia per jų, jie nebegali susikaupti, jie yra išsiblaškę, išsibarstę, jie yra, išsitaškę visiškai. Ir tada, vat, jie ten kažkokius anekdotus pasakoja per pertraukas, ten keikiasi ir nieko nesuvaidina. O tai čia yra baisu. O kad jie ten, ką daryti, aš nežinau, tokia realybė. Dar ką aš nepasakiau, tai ir ką būtina pasakyti. Mes čia labai taip tokiam, vis tiek čia gal paskaito tos visus tekstus. Tai sakykime, o ta realybė yra tokia dabar, kad ta Kubiliaus nuostabioji konservatorių valdžia praktiškai kerta iš vis po teatro šaknimis, nežinau, galbūt tos nuotaikos ir ateina tada, kad to teatro niekam nebereikia, nes mes privalom tos bilietus branginti, nes aktorių ir visų menininkų buvę 15% pajamų mokesčio pasidarė virš 40. Tai pagalvokit, kiek išaugo, daugiau negu 2,5 karto, beveik 3 kartus. Ir tai mus absoliučiai žudo. Aš nesakysiu čia viešai, ką mes darom, nes nenoriu turėti reikalų. Bet faktiškai tai žlugdo. Visiškai. Ir jeigu taip sąžiningai šnekant, mums reikėtų visiems užsidaryti greitai. Aš manau, kad tas ir prasidės greitai. Ir čia turėtų pagalvoti būtent, tiesąkant, meldžiu Dievą, kad greičiau ta vyriausybė kur nors dingtų. Ir niekada daugiau už konservatorius nebalsuos. Būtent už vieną šitą žingsnį. Už tai, kad visą kultūrą jie pakabino žemyn galvą. Pakirto jos šaknis. Ir taip jau jinai skursta ir čia dabar iškia ta buhalterių valdžia. Tai va, tai optimizmo žodžiu nedaug. Domino teatras palyginti su tuo yra šiaip jau smulkmena. Bet čia yra tiesiog aktorių sąžinės klausimas. Čia ne klausimas Domino ar Arlekyno teatras. Klausimas jų pačių. Jie turi patys kažkaip tai suprasti, kada ir kiek jie gali vaidinti. Nes yra labai pavojinga, kai gerus aktorius nutampo, jos o kaip žinia sako, tam geram filme nuvarytus arklius nušauna. Tai va, tai nebalsuokit už konservatorius. Tikrai. Ir tą parašykit. Ar dar kas nori klausyti? Kodėl palikus konservatorius, kad jeigu... Kaip? Prie teatro. Po jūsų šito išstojimo, aš neužduodu klausimų, dažniausiai kaip jūs nekalbat, tai pateiskite, jeigu nesuformuluosiu normaliai. Bet iš viso šiam pokalbio
net ne 80 procentų, turbūt 95 yra, kuomet jūs nepatenkinat teatrų situacija ir panašiai. Ar tai iš tikrųjų yra dėl dabartinės situacijos, ar labiau galbūt dėl stokos sąlygų, požiūrio, profesionalumo, nesugebėjimo įvertinti? Kodėl yra toks neigiamas požiūris teatro šiandien? Suprantat, jisai, kodėl jis turi būti teigiamas? Tie padidinti mokesčiai mus baigia užpjauti. Kodėl jisai turi būti teigiamas? Žiūrovai į teatrą nevaikšto. Už ką man mokėti aktoriams? Kodėl aš pats iš savo kišenės turėjau mokėti aktoriams? Iš kur čia man bus labai gera nuotaika? Klausykit. Taip, pasikeitus sąlygom, aš jums čia čiulbėsiu lakštingalą. Taip, ir aktoriai pradės geriau vaidinti, ir aš būsiu laimingas, ir ne 45 bus, o 15, tik tai bus tas grabe. Tada aš tikrai čiulbėsiu. Būna, kad viskas suplaukia į vieną krūvą. Būna. Tas vakarykštis spektaklis, aišku, čia užmetė. Ar esate lyginęs tą situaciją, sakykime, statydamas užsienyje? Kitose šalyse aktorių požiūrį, ar tai tiesiog daugiau atvažiuoja, pastatai išvažiuoja? Atvažiuoja, pastatai išvažiuoja, bet šiaip tai... Aš pasakyčiau, tas, kas vyksta Vilniuje, ne Lietuvoje, Vilniuje, tai jau yra kažkas niekur nesutikto, niekur nematyto, unikalaus ir visiškai nepadoraus. Tokio santykio aš tikrai niekur nemačiau. Ir tas, ne vienas aš, čia daug kas, tai mesgi pasišnekam. Nežinau, kodėl taip yra. Bet gal dėl to ir žmonės nebeina į teatrą. O ko ten eiti? Gal laukt, kol tas prisimins tekstą? Kažkaip mūsų pokalbio pradžia buvo optimistiškesnė, nepaisant ką nors tokio pabaigai. Aš dėl to galvoju, kad čia kažkokie tai vakarykščiai, kažkokie įvykiai, tą vaizdelį. Ne, čia nuo metų pradžios, kaip mokesčiai padidinti. Nuo metų pradžios, supratau. Bet kuriuo atveju matyt, kad vakar buvo kulminacija. Visgi pabandysiu, kad tai, pritempta turbūt bus, bet vis tiek pabandysiu kažkaip tai taip pabaigti, jeigu klausimų daugiau neturit. O gal turit, gal aš kažkaip per anksti. Nes jeigu klausimų neturit, tai aš kažkaip visgi norėtųsi visgi suvesti tai, ką mes kalbėjome, kad visgi čia turim žmogų, kuris nepaisant visko tiki teatru. Tiki tokiu teatru, kad teatras toks, koks jisai buvo per 1000 metais, yra gyvybinga šiandien, nepaisant, ir tikėkime, kad nepaisant tų vyriausybių. Aš jau... Koks to žmogaus teatro pavadinimas? Kurio žmogaus teatro pavadinimas? To žmogaus, apie kurį jūs šnekat. To žmogaus teatro pavadinimas? Koks? Gyvasis Gintaro Varno teatras. Ne, Utopija. Utopija. Utopija brūkšnelis. Ar tai reiškia, jis tiki? Utopija, tik viena dalis šitą žodžio reiškia neįvykdomus dalykus, ar ne? Kita dalis reiškia, kad visgi yra dedamos viltis, jeigu nebūtų tikėjimo, utopijų irgi nebūtų. Tas irgi tiesa. Tai gal tada ir padėkime tašką, visgi pabandydami kažkokią šypsenėlę. Ne, utopijos yra geras dalykas. Užskliausti šitą. Utopijos dalykas geras. Vien dėl to, kad jos utopijos. Vien dėl to jos žadas. Tai ačiū labai. Ačiū labai.